išvažiavom iš Lietuvos į Krasnersko kraštą. Krasnerske plukdė mus Jenisėjaus upe 350 km. Ir ten apsigyvenom gyvenvietėje Maklakove. Praleidom mes 8 metus tenais. Mano šeimos sudėtis yra 10 vaikų. Į ten važiuodami mes tik giedojom. Už tai, kad mes važiavom gegužės mėnesį ir tie giesmininkų buvo mūsų vagone, tai buvo toks įsakymas, jeigu nori gert vandens, tai giedok, o jeigu negiedosi, negausi vandens atsigert. Jau užaugom kai vyrai, tai mes, kaip 6 mūsų vyrai būdavo ir nei vienas nepagadina, visi, jeigu vienas veda, visi pritarė ir mums leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, ten pradžiugs krūtiniai, atgaivins jausmus. Šitą dainą, kai dainuojam, tai motina sako, vyrai, jūs man širdį draskot. Aš esu anūkė tremtinių, ištrėmė mano senelius. Ir iš tėtės pusės tėvus, ir iš mamos pusės tėvus trėmė, truputį skirtingais laikais, bet jie abudu susitiko ten, tremty apsivedė ir tremtyje aš gimiau. Ir ten baigiau 1 klasę. Iki grabo lentos būsiu dėkinga savo mamai, kuri dar yra gyva, ačiū Dievui. Jai dabar 93 metai ir ji yra parašiusi prisiminimus apie šitą laikotarpį. Tai kai skaitau, tai man net ašaros byra. Ir va šita diena tai yra kančių diena. Nežmoniškų kančių diena. Jau paskui, kai reabilitavo 58 metais, jie pasistatė, 3 lietuvių šeimos pasistatė namelį tokį rastinį ir ten gyveno 3 šeimos, lietuvių visos. Tai aš atsimenu vaikus, kur kiekvienoje šeimoje buvo po 2 vaikus, tai mes buvom būrys vaikų ir mūsų tėvų. Tai va, jie susiburdavo, susieidavo, tai vienam bute, vadinamam bute, tai kitam. Ir tikrai dainuodavo daug labai. Yra mama ir tėtis, yra sąsiuviniai dainų prirašyti, lietuviškų, aišku, ir rusiškų, kadangi abudu tėvai mano muzikalūs labai klausas geras turėjo ir balsus. Tai daina buvo jų palydovas visą tą tremtį. Aš negyvenau čia Marijampolėje, aš esu atvažiavus, tik 5 metai, kaip atvažiavau čia. Tai kaip tik atvažiavau, sutapo, man tokie sutapimai gyvenime yra, kad aš į pensiją kaip tik išėjau, galvoju, ko čia reikia užsiimti. Ir atėjau į šitą chorą ir atgaivina jausmus visus, nes kaip sako, iš dainos žodžių neišmesi. Taip kalbėdamas nepasakysi to, ką dainoj gali išdainuoti. Ir ką sukuria poetai, muzikantai, jie įlieja savo jausmus į dainą ir tie jausmai atbunda. Yra tiesiog labai įvairūs jie būna, kaip įvairios dainos yra, taip ir jausmus sukelia įvairius. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.